Upių deltos – tai labai saviti ir kartu upėms labai būdingi gamtos kompleksai. Skirtingai nuo didžiųjų pasaulio upių, kurių priežiotinės teritorijos formavo daugybę gamtinių procesų milijonus metų, Nemuno delta išties labai jauna. Jauna ir Baltijos jūra, kurios rytinio kranto raida stipriai susijusi tiek su Kuršių marių, tiek su Nemuno deltos formavimusi. Dauguma į jūras ir vandenynus įtekančių upių, pavyzdžiui Nilas, Misisipė formuoja deltas arba estuarijas, pavyzdžiui Kongas ar Potamakas. Nemažai Baltijos rytų kranto upių, kurias paveikia paskutinysis ledynmetis ir žemės plutos svyruojamieji judesiai, sukūrė ir deltas ir estuarijas, kuriuose susiduria gėlas sausumos drenažo upių vanduo ir druskingas jūrinis vanduo. Nemuno ir viso gamtos sąlygų komplekso dėka susidarė viena didžiausių Baltijos baseino deltų ir estuarijų. Hidrologinis Nemuno deltos tinklas glaudžiai susijęs su bendra šio regiono geologinė raida. Šiandieninė delta yra rytų Europos platforminių derinių vakarinėme pakraštyje, jiems pereinant į Baltijos Sineklizės šlaitą. Šiuolaikinė deltos istorija apima vos 14 000 metų, kai ši teritorija išsilaisvino iš paskutinio kontinentinio apledėjimo. Tuo metu ledyno užnugaryje dėl gausybės tirpsmo vandens susidarė prieledyniniai ežerai, kurių dugne kaupėsi limno-glacialinės nuogalos. Šiandien jas galima aptikti Rusnės saloje arba ant moreninės pakilumos, kuri driekiasi nuo Ventės rago link Priekulės. Šiuos pleistoceno darinius dengia jūrinės nuosėdos arba pelkinės biogeninės nuogulos. Traukiantis ledynui, dabartinės Baltijos jūros vietoje susidarė ledyninis ežeras. Maždaug prieš 10 700 metų šis ežeras susiformavo spratakai pietinėje Švedijos dalyje, nusidrenavo ir susijungė su vandenynu, o jo vanduo tuo metu tapo druskingesnis. Ši Baltijos jūros stadija pagal tuomet gyvenusi moliuską Joldija arktika gavo Joldijos jūros vardą. Joldijos jūros vandens lygis buvo žemesnis nei prieš tai buvusio ledyninio ežero stadijoje. Tuometinį žemą vandens lygį akivaizdžiai liudija Baltijos jūroje netoli juodkrantės 27-28 metrų gylyje atrasti to laikotarpio pušų kelmai. Pažemėjus erozijos bazei, savo slėnius tuometinės upės pagilino 40-50 metrų žemiau dabartinių. Mokslininkų nuomonė, tuo metu pro Nemunas galėjo tekėti jūros link piečiau Sambijos pusiasalio, suformuodamas dabartinį Priegliaus slėnį, o Minijos upė į vakarus suko maždaug ties Dreverna. Šių upių žiotys šiandien turėtų būti po vandeniu, jūroje, apie 20-30 km vakariau dabartinės kranto linijos. Iš viso to galima spręsti, kad Joldijos jūros stadijos laikotarpiu deltodaros procesai aktyviai nepasireiškė. Pasitraukus ledynui, Baltijos regiono žemės pluta vėl ėmė kilti ir maždaug prieš 9500 metų Joldijos ryšys su vandenynu vėl nutrūko. Sausumos vandenų drenažo dėka jūra tapo gėla ir prasidėjo kita Baltijos jūros stadija, kuri buvo pavadinta Ancilijaus ežeru, pagal tuomet gyvenusi gėlavandenį moliuską Ancilijus fluviatilis. Ši ežero stadija baigėsi tik maždaug prieš 8300 metų. Paleogeografijos požiūriu šis laikotarpis vertinamas nevienareikšmiškai. Gali būti, kad Ancilijaus ežero kranto linija buvo nusistovėjusi gerokai toliau į vakarus nuo dabartinės Baltijos jūros kranto, o Kuršių marios buvo sausuma arba periodiškai užliejama labai sekli lagūna. Šiuo laikotarpiu pro Nemunas, pralaužęs pakraštinių dalinių gumbrį ties Rambynu, paliko Priegliaus slėnį ir įtekėjo į Baltijos jūrą jau šiauriau Sembos pusiasalio. Paaukštėjus erozijos bazei galėjo pradėti aktyviau skaidytis Nemuno deltos šakos. Šį procesą turėjo skatinti ir sumažėję šio regiono žemės paviršiaus nuolydis. Be to, rytų Baltijos regione tęsėsi žemės plutos judesiai. Jų veikiamas Ancilijaus laikotarpiu keitėsi jūros vandens lygis, todėl upės aktyviau nuosėdomis užpilinėjo žemupius, keitė vaginius procesus ir pačias vagas. Trečioji Baltijos jūros stadija buvo pavadinta Litorinos jūros vardu. Šis vardas buvo suteiktas pagal tuo metu šiame baseine gyvenusio moliusko Litorina litorėja pavadinimą. Šis laikotarpis, kaip manoma, tęsiasi nuo 8300 iki 3700 metų. Tuo metu būta ir jūros transgresijų ir regresijų. Laikotarpio pradžioje vandens lygis buvo apie 3 metrus aukštesnis už dabartinį. Didžiąją laikotarpio dalį
žemesnis apie 4 metrus, o pabaigoje vėl paaukštėja. Dėl vandens lygių kaitos didžiausių permainų patyrė žemutinė deltos dalis. Tuo tarpu viršutinę deltos dalį labiau paveikė ankstesni geologiniai įvykiai, susiję su ledyno veikla ir nuledėjimo procesais. Ankstyvąją Atlančio laikotarpį deltos viduryje buvo sausuma, su ryškiomis upių vagomis ir pažemėjimuose telkšančiomis pelkėmis. Keičiantis vandens lygiui ir glacijo izostazijos dėka kylant žemės plutai, tuometinės upės keitė savo vagas ir slėnius. Kylant žemės plutos Sembos blokui, upė savo vagas pastumėjo į šiaurę. Taip pat į šiaurę pasistumėjo ir svarbiausia Nemuno tėkmė suformavosi dabartinį Nemuno slėnį. Litorinos jūros stadijoje susidarė daugelis deltos upių ir pratakų slėnių, bei vagų į pietus nuo dabartinės Kirvytės. Nekartą keičiantis jūros lygiui, Nemuno deltos litorinės nuosėdas daugelį vietų padengia šiuolaikinės aliuvinės nuosėdos, kurių amžius, bent jau lietuviškoje deltos pusėje, neviršija 1000–1200 metų. Dabartinius bruožus Nemuno deltai gavo tik post-Litorinos laikotarpį, vykstant didžiausiai jūros transgresijai, kuri baigėsi vos prieš 2400 metų. Didelę deltos teritorijos dalį, o ypač jos pietinę pusę, dengia sekli lagūna, kurioje kaupėsi pelkinės nuosėdas. Šiaurėje šios lagūnos riba driekiasi ties Šilute, o pietinėje dalyje nuo šiandieninio Kuršių marių kranto buvo 20–30 km į rytus, apimdama nedidžiąją Samanų pelkę. Šiandieninė Rusnės sala, kaip ir kitos mažesnės deltos salos, savo pagrindinius kontūrus įgavo tik maždaug prieš 1100 metų, paskutinį kartą ryškiai keičiantis deltos šakų vagoms. Taigi, daugelį vietų pelkių darinius dengia aliuvio tarpsluoksniai, o po pelkinę storimą vėl slūgso smėlio ir aleurito nuosėdos. Be to, negalima pamiršti, kad prieš kelis tūkstančius metų upėse būta potvinių, kai buvo apsemamos teritorijos, kurių nepasiekdavo jūrinės transgresijos. Taip Nemuno deltoje randamos ledyninės moreninės, limnoglacialinės, jūrinės, pelkinės biogeninės ir aliuvinės nuogulos. Pastarosios vyrauja žemutinėje priefrontinėje deltos dalyje ir netoli šiandieninių upių vagų. Be to, ties šiandieninė kranto linijoje vietomis kaupėsi vadinamoji plova, tai yra bangų permaišyta, dar nepatyrusi mineralizacijos organinės medžiagos ir smėlio storymė. Tokia geologinė sąlygų kaita lėmė, kad deltos paviršiaus reljefas pamažu žemėja iš rytų į vakarus. Tilžės apylinkėse bendras reljefas iškilęs apie 5 metrus virš jūros lygio, vidurinėje dalyje apie 3, o vakarinėje frontinėje dalyje nuo pusės metro iki metro. Rusnės salos polderiuose yra vietų, kur sausumos paviršius yra apie pusę metro, o Isės baseine net 1,4 metro žemiau Kuršių marių vandens lygio. Minėtos reljefo ypatybės nemažai lemia, kad pavasarinių potvinių lygis, artėjant prie žiočių, taip pat pažemėja, o ta pačia kryptimi perneštos nuosėdos nusėda vis žemesnėme lygyje. Be to, potvinių metu išilgai kiekvienos vandentiekmės formuojasi prievaginiai aliuviniai volai. Jie iškyla iki pusės metro virš aplinkinio reljefo. Tolstant nuo vagų, susidaro reljefo pažemėjimai, kuriuose nusėda smulkiausios skendinčių nešmenų dalelės, čia plyti pelkių masyvai ar žmonių įrengti polderiai. Kuršių marių krantas – tai dinamiškiausia deltos dalis, jautriai reaguojanti į klimato pokyčius Nemuno baseine, tektoninius žemės plutos judesius, antropogeninę veiklą. Šios reakcijos pasireiškia padidėjusiu ir sumažėjusiu upių vandeningumu, kietojo nuotėkio pokyčiais, upių nuolydžių kaita, deltos užlajų ypatumais. Šiame fone intensyviai reiškiasi dinaminiai kranto zonos procesai – kranto abrazija, nešmenų tranzitas ir akumuliacija. Šiandieninės raidos etape daugelio deltos kranto vietų prioritetas tenka nuosėdinės medžiagos akumuliacijai ir laipsniškam deltos fronto pasistūmimui į vakarus. Kaip ir ankstesniais laikais, šiandien bendrai deltos raidai didelę reikšmę turi tektoniniai žemės plutos judesiai. Dėl neotektoninių judesių deltos rajonas šiuo metu grimzta po 2,5 mm per metus greičiu. Taip pat žinoma, kad dėl pasaulio vandenyno vandens lygio kilimo nuo 1961 iki 2004 metų Kuršių marių vandens lygis Nidos hidrometeorologijos stoties duomenimis pakilo 12,4 cm. Tai yra po 2,9 mm per metus. Taigi šiandien globalūs procesai mažina ir taip mažus deltos šakų priežiotinių dalių nuolydžius.
keičia sedimentacijos depocentrų padėtį ir visą deltos fronto dinamiką.